Sveiki, mano vardas Virgis ir aš esu botanikas. Taigi jūs sveikina jau 3 metus Audros festivalis ir šiek tiek papasakosiu apie programą, muzikinę programą. Tai trečiadienį turėsime pirmą kartą Lietuvoje atvykstantį David August, kuris pristatys naująjį albumą. Jis jau koncertavo Londone, kur turėjo sold outą vienoje iš didžiausių Londono salių. Tai kviečiame visus, žinau, kad tikrai Lietuvoje yra jo fanų, atvykti ir paklausyti jo gyvą pasirodymą, kuris tikrai yra įspūdingas. Ketvirtadienį jau tradicija tapęs nemokamas renginys lauko terasoje ir vėlgi su Refugee Radio bei vietiniais herojais. Nepamiršk, kad tai yra nemokamas renginys ir tai yra puikus viso festivalio startas. Tad susitiksime ketvirtadienį lauko terasoje. Taigi keliamės į penktadienį, kur veiksmas vis dar tęsis ir lauko terasoje bei Žilinsko dailės galerijoje. Nenuostabu, turbūt mes jau atidarysime dar vieną slaptą erdvę, kurioje išgirsite tokius atlikėjus kaip Space Africa, Patricia Coquette ar Shackleton. Lizdo auditorijoje pamatysime Octa, Object, DJ Jam pasirodymus, taip pat Road Deers. Be abejo, turėsim lauko stage, kuriame galėsite išgirsti Refugee Radio bei mūsų vietinius selektorius. Taip pat norėčiau pakviesti visus penktadienio popietę apsilankyti Žilinsko galerijoje, kurioje bus Resident Advisor diskusija, pokalbis su mūsų svečiais, kol kas dar neatskleisiu kuo. Tad kviečiame penktadienį po ketvirtadienio pasimti laisvadienį ir pradėti švęsti Audros festivalį. Taigi keliamės į šeštadienį. Pasikeitė oras, ne? Taigi šeštadienis yra pati laukiamiausia mano diena ir šeštadienį dieną turėsime dar vieną nemokamą renginį, jau taip pat klasika tapęs Ąžuolyno parkas virs gyvų, kur turėsime gyvos erdvės pasirodymą, kur pamatysite Luko Pilkausko pasirodymą, kuris išleido labai gerą naują albumą Kamanių šilelį bei G2. DJ stage be abejo mūsų mylimi Mario Moretis, Elbow, Une bei svečias iš Berlyno Away Some Tapes from Africa. Tad pasimatome šeštadienio dieną Ąžuolyno parke, pasimkite dekius, pasiskiepite nuo erkių ir atsineškite gerą nuotaikėlę. Ir tai ne pabaiga. Šeštadienio vakarą mes kelsimės į jau mums gerai pažįstamą Pergalės koncerno fabriką. Ten bus vėl 2 erdvės ir pagrindinė erdvė išvysime King, Gabus Modus Operandi, Gaber Modus Operandi. Mes juos jau paskelbėm, ne? Tai paskelbėm dabar, taip pat kitame erdvėje bus Mox ir Nix Back to Back House in CBD bei begalės lietuvių. Tad pasitaupykite jėgas iki šeštadienio vakaro ir neužmirškite gerti vandens. Daug vandens. Taigi susitinkame birželio 5-8 dienomis Kaune Audros festivalyje ir labai tikiuosi, kad jau visi draugai ir bičiuliai pasiėmė savaitę laisvų po festivalio.